Kas čia skambin? Spėkit iš 10 kartų. O Dieve. Nu. Tai kaip reikaliukai. Ir nustokit bliautis, aš irgi apsibliausiu, taip kad kalbėkit ką nors. Na, kaip sekas? Nieka dirbam. Dirbat? Ja. Na, kaip sekas darbė? Nieka, vaikėlė, kaip visą laiką judėjom, darbšinai. Kaip mačiute? Baigiam kadenciją čia tam objekte ir kraustysimės kitur. Kaip tau? Man tai gerai, na, aš jau kaip ir normaliai ir viskas gerai, bet... Na. Abėdvi šlapalas, ne? Na. Nežlim, kur aš limbiu. Ne, aš nežlimbiu, kaip mačiute rimtai. Mačiute ligoninėj. Kelintą dieną? Savaitę jau lygiai šiandien. Šito vėl važiuoju. Iš po darbą tiesiai. O kur Šiauliuose? Ta jūs kartu su manim. Kodėl? Nu, norėjau važiuoti pas mamytę darbą. Nu, meluot. Ne, čia tiek viskas. Ne. Nu? Aistulė. Čia tiek viskas. Dukrytė. Nu? Nu, nebežliumbu gerą. Ne, aš tai būčiau nežliumbus, bet o kaip tėvelis? Visą šitą reikalą reaguoju. Sekantis klausimas. O... Lengvesnis, aišku. O kodėl tą jūs pasim darbę dabar? Nu, norėjo vaiks. Žinai, kaip ir jam kitas iki kaip užėjai. Jo, aš ką tik girdėjau, kaip vaiks sakė, nemeluokit, taip kad man... kam, bet man protą nepapisi, taip kad... Ne, nu ir man linksmiau, žinai, vis tiek para. Nu, o Toms? Toms brolis namuose. Nu, tėvelis kaip reaguoja į visą šitą reikalą. Nu, ta prasme... Aš sakau, dukrytė, sekantis klausimas ir lengvesnis, tu pati supranti, kaip visi reaguojam ir skaudus yra žmonių komentarai, bet yra, sakykim, taip kaip yra. Ir man nereikia jums skambinti eilinį kartą. Nu, nevert mažutė. Aš nemoralizuosiu, nes moralas taip pilnumoje prisiklausėjai, kiek, nu, tik aš vieną galiu pasakyti, ne taip aš tave auklėjau. Pasišnekėsime, tai kaip pavažiuosi. Tai aš lygiai tą patį pasakiau prieš kameras ir prieš visas tas intervijas. Ne taip aš tave saulėlę auklėjau, bet aš nepanagėjau, kad tave teiščiau. Visi klystam, dukriau. Yra taip, kaip yra, tik nepraras paskutinę savo orumą. Gyvenime tau dar bus, patikėk, netokių juodų dienų ir ne visas gyvenimas yra rožių žiedlapės klotas. Yra labai daug gliuko. Ir iš klaidų mokomės, tikiuosi, kad tu iš tos klaidos, didelės klaidos. O Vegantė rašė jum? Ne, man niekas nerašė. Ir Renaldo tėvai nerašė? Renaldo tėvukas parašė, šiandien perskaičiau žinutę. O Vegantė nieko nerašė? Ne, Vegantė man nieko nerašė saulytė. Zaimės. Žinau, kad buvo, nes tajus brolis buvo sutikęs Vegantė seserį. Šiaip norėjau ir aš važiuoti. Aš sakau, ne, nu, ta prasme būtų žiauriai fani, kad jūs atvažiuotumėt, kad ir kaip bėra. Visų pirma, aš nebeturiu ko apsirengti. Nes šiaip ir mano direktorius siūlė iš visą tave su visą saugą vežti namo. Ne, siūlė žmonių duoti ir... Ne, aš sakau, pakuojam į mašiną ir... O davai va jūs tam pačiam direktoriui pasakykit, kad rytoj varu pas dukrą, manęs nieks nepisu. Tai... Saulėlė, žinai vieną dalyką, ką prašau, būk gerutė.
Oi, nu būk gerutė, juk tu niekuomet nesikeiki, bent jau prie manęs, būk saulytė gera. Nu, Labai žinok. Matot, kaip būna gyvenime. Labai katinėlį ausį rėži, labai. Gerai, o jūs atvažiuot pas mane per šitą savaitę ar nelabai? Nu, tu labai nori. Nu, labai nori. Bet každa savo feisą įkišiu į ekraną, tai... Bus kaip bus, sakys, abidvi raudonas, abidvi debilės, nu ir ką. Na, supranti, kaip aš jau ir taip tų komentarų gaunu, kaip reikals, ačiū visiems, kurie neužmiršti ir manęs, ir pasirūpinti, kad mani pasiektų visą informaciją. Na, nu, ta prasme, aš tai galvoju, kad yra kaip yra ir tu nieko nebėra. Nu, yra kaip yra, dukriau, čia yra pirmutinis tai šokas buvo labai didelis, būtum po ranką pasimaišius tą minutę, patikėk, aš to būčiau peruką nurovus. Tai aš ir sakiau, kad man mama, blėt, galva nurovus. Nebūtų buvo netgi iš ko šukuosinas be pasidaryti, bet kaip iš kitos pusės pagalvoju, nu, nieko atgamtiško nepadarė, nieko naujo neparodė, tik tiek, kad prieš kameras. Nu, tai ir gėda savo pasidarėjai, aišku, ir broliam gėda, ir, aišku, yra gėda, bet, nu, nebesuksime laiką atgal, reikia susitaikyti su tuo. Tu juk mūsų šeimos ekstremalė. Tokia ekstremalė, kad net neklausk. Kaip tau ten išėjo? Nu, pasikalbėsime čia namuose, ne man smerkti, ne man teisti. Aš žinau, kad aš visas pastangas auklėjau tave gerai. Bet mes, sako, visi klystam. Įkapė. Niek nepapėsi. Mes ne dievai, kad klystame. Miške medžiai ne visi vienodi. Ne, rimtai pasakykit, kaip tėvelis į visą šitą dalyką. Žinai, Tulė, kaip tėvelis. Tėvelis tyliai viską. Na, tėvelis tyliai, bet... Aš tą reikia. Galima viską suprasti, kaip tyliai. Tyliai. Skaudžiai. Skaudžiai ir tyliai vaikėlis. Aš tai tą reikia. Leva, kaip prisidirbau, bet kaip aš prisidirbu šitaip. Aš negaliu patikėti. Nieko nepadarysi, vaikėlį laiką atgal, nebesuksi griausk, negriausus savęs. Tuo labiau, kad ir sesė tave perspėja, ir aš perspėjau, kaip tu dukter, sakai, nelaikykit manęs durna. Na, tai va. Bet supranti, nu nelaikas ir ne vieta nemoralizuos, na, parvažiuosi namo, pasišnekėsime, aš atvažiuosiu. Geriau, tų pokalbių, supranti, yra kaip vaikėlį, yra neviešint, yra... Aišku, kalbėdamos ir susipyksnė ir visą kabos. Nes ir vėl aš tą savo prakeiktą sakinį pakartosiu. O ką aš sakiau? O ką aš ir sakiau? O ką aš ir sakiau? Čia mano prakeiktas sakinys. Gerai, viskas. Aš... Nebeverk, dukrytėm. Aš nebeverk. Žiūrėsiu, rytoj iš paparos važiuosiu į Šiaulius, gal atliksime šitiem. Jūs pasakykit rimtai, nes man žiauriai reikų apsirengti, man reiktų džinsų, nes aš vaikščiu kaip paskutinė ubagė. Man ant tiek dabar dalykų reikia... Ko tau dar reikia? Palaikymą visų pirma. O po to jau puchai. Vaikščiu nuoga basą, bet... Nebeverk. Nebeverk, aš tau sakau, nebeverk, nebesižemink, nebepraras paskutinio savo orumo. Yra kaip yra, už savo klaidas visi mokam. Dukrytė. Nebesinervuok. Į komentarus kreip mažiau dėmesio. Nu, yra kaip yra, nu, vieni pasmerkia, kiti. Nu, tiek žmonių, tiek nuomonių. Mes ir savo nuomonės turime. Mes irgi sunkiai visą šitą pernešim ir tebe pernešam. Bet aš to bijojau, jūs mane pažįstat ir žinot, kad aš esu toks žmogus, kad aš viską pernešiu, bet kaip mano artimieji visą šitą reaguos, čia yra man pizda. Nu, aš irgi pas manęs kūrą kietą, aišku, bet... Bet yra žmonių, pas kurias nekieta, taip kad... Aš, suprantu, šiek tiek pasakysiu, kad aš tave auklėjau kitaip. Nu jo, o šiaip ką, mes turim dar 20 sekundžių, šiaip net neturim tiek, bet šiaip ką, kada močiutę pasimsit? Nežinau, močiutė sunkaus aistulė, nežinau, bet pasivešime iš ligoninės. Viskas, tada aš nebenoriu kalbėti. Gerai, dukriau, myliu tave, laikykis. Viskas, čiau. Jo, ačiū. Nata. Kitas!